Sveiki, šiandien kartu su jumis norime apžvelgti vėjos robotą Dreamy A1 Pro. Šiam modeliui GPS antenos ir perimetro laidai nereikalingi. Navigacija bei kliūčių aptikimo sistema veikia tiksliai. Todėl tai puikus pasirinkimas net ir sudėtingiausiams sklypams. Paleidimas yra itin greitas ir sklandus. Telefono programėlė aprūpinta pažangiausiomis funkcijomis, o valdymas intuityvus kaip 2x2. Būtent tokiais pažadais vilioja Dreamy A1 Pro. Tačiau ar tai tik graži reklama, ar iš tikrųjų šis įrenginys gali susidoroti su realiais iššūkiais? Taigi, po kelių mėnesių naudojimo ir testavimo dalinamės savo patirtimi, įspūdžiais bei pastebėjimais apie šį vėjos robotą. Dreamy A1 Pro iš karto patraukė dėmesį savo šiuolaikišku, elegantišku dizainu. Estetika, nors dažnai nuvertinama, čia tikrai svarbi. Šis robotas neatrodo kaip tipiška žoliapjovė, o kaip išmanusis pagalbininkas, puikiai įsiliejantis į kiemo aplinką. Pakuotė minimalistinė, bet pilnai komplektuota. Viskas, ko reikia ir nieko daugiau. Viduje rasite patį robotą, instrukciją, krovimo stotelę, stotelės maitinimo laidą ir maloni smulkmena. Papildoma 9 peiliukų rinkinį. Jokio perteklinio plastiko ar nenaudingų detalių. Išpakuoji ir gali iškart pradėti darbą. Patogu, greita ir aišku. Kokybė nepriekaištinga. Robotas surinktas tvirtai, niekas nebarška, iš medžiagų jaučiasi solidumas. Tai ne tik gražiai atrodantis įrenginys, bet ir patikimai surinktas daiktas, sukurtas tarnauti ilgai. Viskas prasideda nuo stotelės įrengimo, kuris čia išties paprastas. Pritvirtinate ją prie žemės 6 plastikiniais raiktais, prijungiate maitinimo laidą prie elektros tinklo ir įjungiate vėjapjovę. Telefone atsidarote Dreamy programėlę ir suporuojate su robotu. Ir viskas. Nuo išpakavimo iki žemėlapio sudarymo prireiks vos keliolikos minučių. Pirmą kartą robotui reikia apvažiuoti sklypo perimetrą. Tai man užtruko apie 20 minučių, 3,5 aro netaisyklingam sklypui. Įdomu, kad roboto programėlė navigavimui turi tik vieną vairalazdę, bet to visiškai pakanka patogiam roboto navigavimui. Čia pasimato pirmas didelis privalumas. Nereikia jokių perimetro laidų ar švyturių. Antras didelis privalumas – paprastas startas, minimalus pasiruošimas, aiškios instrukcijos. Tinka ne tiems, kuriems technologijos kelia stresą. Įjungus Dreamy programėlę, iškart iššoka pasiūlymas sukurti automatinį pjovimo tvarkaraštį, jau su numatytais konkrečiais pjovimo laikais. Labai patogu, bet ne itin patikima. Pavyzdžiui, užprogramavęs pjovimą nuo 15:23 iki 18:01 robotas nupjovė tik apie 62%, tada beveik valandą krovėsi. Ir daugiau negrįžo. Jei norite išvengti to, siūlau aklai nepasitikėti automatiniu tvarkaraščio sudarimu ir rankiniu būdu pjovimo laiką tvarkaraštyje bent padvigubinti, nes vėliau pamačiau, jog robotas valandą pjauna apie 1-2 arus, priklausomai nuo vėjos sudėtingumo ir pjovimo efektyvumo pasirinkimo, o tada apie valandą kraunasi. Paruošto žemėlapio dalinimas zonomis yra idealus, nereikia važinėti su robotu, viskas atliekama programėlėje. Savo žemėlapį padalinau į 3 zonas per pusę minutės. Dar puikiau, kad tolimesni nustatymai galimi kiekvienai zonai atskirai. Pjovimo aukštis, pjovimo kryptis, kliūčių, kurių reikia vengti aukštis, kraštų pjovimas ir netgi figūrų pjovimas. Ant lygios 320 m2 vėjos A1 Pro pasirodė puikiai. Lidar matavimas sutapo su tikruoju plotu, o segvainavimo, kuris pasikliauja GPS, rodė daugiau – apie 360 m2. Kraštų pjovimas buvo itin tikslus, tiek prie trinkelių, tiek prie tujų, o roboto veikimas toks tylus, kad šalia įrenginio galima ilsėtis ar migdyti vaikus. Nepaisant automatinio tvarkaraščių sudarimo nesklandumų, vėja buvo nupjauta tvarkingai ir tiksliai per 4 valandas 45 minutės, įskaitant 2 valandas įkrovimų. Antroji vėja buvo labai panaši į pirmą savo išdėstymu ir plotu, tačiau turėjo keletą niuansų.
Vietomis buvo žolės gumbai, kraštuose buvo įvairaus statumo įkalnių, sklypo priekyje buvo iškilę nuotekų šuliniai ir pora stačių įdubimų. Sudarant antrąjį žemėlapį, pirmojo ištrinti nereikėjo. Didelis pliusas. Žemėlapio sudarimo metu robotas sugebėjo užvažiuoti į 35 laipsnių įkalnę, tačiau pjaunant nevargo ir nelipo į viršų. Tiesa, maždaug 24 laipsnių įkalnės buvo įveiktos be jokio vargo. Vienoje įduboje robotas kartą užstrigo, bet pasižymėjo šią vietą kaip kliūtį ir kitus kartus apvažiuodavo. Šiame sklype pjovimas truko 6 valandas ir 35 minutės, įskaitant 3 valandas įkrovimų. Dreamy A1 Pro turi pažangę kliūčių atpažinimo sistemą. Kliūčių ne tik sėkmingai išvengia, bet ir vėliau bando prieiti iš kitos pusės. Programėlėje galima net nustatyti, kokio aukščio kliūčių vengti – 5, 10, 15 arba 20 cm. Taip pat galima pasirinkti, kokiu atstumu nuo kliūties robotas pradės manevruoti. Bandymas su kamuoliu, kroksu, mini futbolo vartais ir laistymo purkštuku praėjo sklandžiai. Nustačius, kad robotas vengtų 10 cm aukščio kliūčių, jis išvengė visų, tik kartais šiek tiek stumdydavo mažesnių matmenų purkštuką. Sumažinus kliūčių aukštį iki 5 cm, problemų nebeliko. Verta paminėti, kad gamykliškai nustatytas kliūčių aukštis yra 15 cm, tad vartotojas gali lengvai adaptuoti sistemą pagal individualų kiemo reljefą ir objektus. Ant roboto esanti valdymo panelė itin aiški ir leidžia atlikti visus pagrindinius nustatymus be telefonų. Paleisti pjovimą, pasirinkti pjovimo aukštį, grąžinti robotą į stotelę. Jei galvojate robotą vežti pas vyresnius tėvus, kuriems technologijos ne visada lengvai įkandamos, drąsiai vežkite. Sukūrus žemėlapį, robotų bus galima pilnavertiškai naudotis ir su mygtukais ant panelės, o pati programėlė turi galimybę robotų dalintis su kitu vartotoju, tad galėsite visada prižiūrėti tėvų robotą. Apie pakeltą robotą perspėja garsus signalas. O jį sustabdyti galima tik įvedus PIN kodą. Tiesa, jeigu vagis yra susipažinęs labiau su A1 Pro, jis galite daryti panelę, išjungti robotą ir taip išvengti signalizacijos. Papildomam saugumui ir patogumui galima įsigyti apie 249 eurus kainuojantį Link modulį, kuris suteikia GPS sekimą su eSIM, įspėjimus apie ribų kirtimą ir valdymą be Wi-Fi. Dreamy A1 Pro beveik idealiai atitinka išmanaus bevielio vejos roboto viziją. Puikus dizainas, aukštos kokybės konstrukcija, nereikia perimetro laidų ar GPS stotelių, paleidimas paprastas, o programėlė išmani ir siūlo daug praktiškų nustatymų. Navigacija nepavedė, pjovimas sklandus, net ir palei pakraščius. Kliūtys aptinkamos bei apvažiuojamos tiksliai. Ir nors yra kelios neišbaigtos funkcijos, kaip pavyzdžiui automatinis tvarkaraščio sudarimas, tikėtina, jog artimiausiu metu tai bus išspręsta su programinės įrangos atnaujinimu. Žvelgiant bendrai, Dreamy A1 Pro paliko tikrai gerus įspūdžius ir manau yra idealus pasirinkimas tiek įprastoms, tiek sudėtingoms vėjoms iki 10-15 arų. Jei ši apžvalga patiko ir buvo naudinga, paspauskite like bei užsiprenumeruokite mūsų kanalą. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.